Sveiki, mėly mano klausytojai. Šiandieną mūsų susitikimas kitoks, ypatingas. Šiandieną Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai. Ir dabar skaitau suaugusiems skirtą tekstą Sutemų valanda. O kadangi šiais metais Islandijos nepriklausomybei sukanka 80 metų, tai visas dėmesys skirtas Islandijai. Ir šiandieną tekstas taip pat Islandijos kūrėjų. Tai Sigurjón Baldas, Šešėlio sūnus, ištrauka iš knygos. Žydrųjų lapių panašumas į akmenis toks, kad nuostaba kelia. Kai žiemą prie jų priglunda, nėra vilties atskirti jas nuo paties akmenyno. Taip daug painiau nei baltasis, kurios tolydžio meta šešėlį arba gelskamyje ant sniego plutos. Žydroji lapė guli stipriai prisišlėjusi prie savo akmens ir leidžiasi užpustoma vėjo. Jie atsuka vėjui pasturgalį, susirango ir įkiša tarp strėnų nosį. Akys primerktos taip, kad spingsi tik vyzdžiai. Taip jis stebi žmogų, kuris nekrustelėjo nuo tos akimirkos, kai atsigulė po vėpūtinių. Čia, aukščiausiuose Ausheimuro pakriūtėse, maždaug prieš 18 valandų. Jį gairino vėjas, užklojo sniegas, todėl dabar jis labiau priminė trobesių liekanas. Žvėreliui derėtų pasisaugoti ir neužmiršti, kad vyras medžioklis. Lapiauti jis pradėjo pietuose, Botne. Dangus buvo giedras, o ryto žaros raudonas toks gilus, koks būna tik žiemą. Vyras pasileido šienaujamomis pievomis žemyn, pasuko šiaurės kryptimi per Ausarą link Litjepargo, kur dar nebuvo šviežiai pasnigę. Tenai nukakęs vyras išvydo kažką šmėžuojant ant kalvos keteros. Pakišęs ranką po drabužiais, jis išsitraukė žiūroną, išnėrė jį ir prisidėjo prie sveikosios akies. Taip, neliko nei menkiausios abejonės. Čia tursinėjo Lapino duktė. Ji regis nenutuokė apie pavojų. Visa jos elgsena bylojo apie tai, kad ji šniukštinėja paužkrimsti. Darė tai lėtai, sutelkusi visas mintis viena vienintelė kryptimi. Vyras įsižiūrėjo į ją atidžiau. Jis mintijo apie ją labai įtemptai, it jam būtų duota geriau suvokti jos ketinimus, kuriuo keliu jį patrauks baigusi sukinėtis ant gūbrio. Staiga jį pasileido šuoliais, vyrui nespėjo susivokti kodėl. Visas jo elgesys rodė ją pajutus didžiulę grėsmę. Apie vyrą ji negalėjo turėti nė menkiausio supratimo, tik jau netiesiogiai. Vienintelis paaiškinimas tas, kad ją aplankė nuojauta dėl jo kėslų. Jis vyras, kurį persmelkusi medžioklės dvasia. Vyras kopė į kalvą, mėgino mintyse išlaikyti kuo ryškesnį lapės vaizdą, kad galėtų lengviau ją aptikti. Jį skuodžia apledėjusiu sniegu ir plunksna vėjyje. Viršukalnėje jis apžiūrėjo lapės pėdsakus. Išmatavo vienos pėdos atstumą tarp nykščio ir smiliaus. Žvėrelis regis pasitaikė stambus. Ant snaigės, prilipusios prie jo piršto galiuko, išvilkėjo plaukas. Visiškai nebejotina, spalvos žydras. Vakaruose debesų stulpai, turbūt artinasi audra. Lapės nieko nematyti. Pėdsakai buvo aiškus, kiek tik akis užmatė. Vyras žingsniavo spėriai, atsukęs vėjui nugarą. Dabar jau buvo nesvarbu, ar lapė jį užuodžia ar ne, ji žinojo jį sekant iš paskos. Jis retsykiais stabtelėdavo apsidairyti. Naudojo tą patį būdą, kaip ir anksčiau. Sutelkė visą savo mąstymą į vieną vienintelį tikslą – išskaičiuoti,
kuriuo keliu bėgs lapė ir kurioje vietoje jis galėtų ją užspeisti. Staiga jis išgirsta, kur jį traukia ir kur ją užspeisti. Lapė traukia plyną aukštai į šiaurę, ji pasuks tiesiai į rytus, kur priešakyje driekėsi melnakti rodykrai. Ten vieni akmenys, puiki slėptuvė Žydrai Laputaitei. Ar ji per daug nekantravo, kad saugotųsi? Ar visa atsidavė mintims apie pavojų ir taip įsileido jį į savo sąmonę? Ar ji nepasirūpino jo nusikratyti? Ar vyrą pasiekė lapės žinia? Žvirgždynuose buvo tyku ir nepaprastai žvarbu. Tik švelnus vėjas lamonėjo skruostus. Toli šiaurėje vyras išvydo melsganą kuokštą. Jis apmirė. Po kiek laiko kuokštas krustelėjo, o netrukus iš žvirgždo pakilo žydroji lapė. Aha, štai kur ji! Tai buvo nuostabus padaras. Juodas kaip žemė, gauruotas, didžiulė uodega, nebejotinai itin nuožmus. Ir nuliuoksėjo šalin ūmiais ir grakščiais šuoliais. Vyras puolė bėgti. Tada nutiko tai, ko jis ir tikėjosi. Lapė nusitaikė tiesiai šviesiai į sniego sūkurį. Prieš pat pūgą ją praryjant, ji sustojo kaip įbesta ir atsigręžusi pažvelgė į vyrą. Paskui vėl leidosi bėgti, kiek įkerta. Buvo girdėti vėjo staugimas. Per plauką nuo vyro nešamas vėjo žaibiškai prašvilpė baltasis tetervinas. Paskui pasirodė sakalas. Jis skrido aukštai tolygiai ir tvirtai mojuodamas sparnais. Vyras atsuko žiemvėjui į nugarą, tvirčiau užsiveržė šaliką, o diržą ant peties 3 kartą apyniojo apie dešinę ranką taip, kad kelionmaišis tvirtai prigludo prie klubo. Į pūgą jis nepavėlavo. Vyras klupinėjo per šėlstančias tamsybės. Iš pradžių po jo kojomis gurgždėjo žvirgždas ir kelionė nevargino, tačiau netrukus sniego pagausėjo, kelias pablogėjo. Jam teko kliautis aplankiusi minties gale. Gali būti, kad lapė vaikiškai būgauja sniego audros. Jį įsiraus į pusnį arba įsismelks giliai į aižas po pačiu įšalu ir tūnos ten, kol baigsis pūga. Dabar vyrui puikia proga sumažinti atstumą tarp savęs ir laputės. Jis be paliovos stūmėsi į priekį. Bet kai tik vyrui pasirodė, kad gerokai prisivijo lapę, pusnis staiga pagilėjo. Dabar jo siekė tarpkojį. Žengęs dar žingsnį, vyras įklimpo. Jis negalėjo pajudėti nei pirmin, nei atgal, negalėjo žiūrėti savo rankų. Pūga užgulė jį iš visų pusių, iš viršaus ir iš apačios. Vakarop oras dar labiau subjuro. Šaltis prasismelkė kiaurai pro drabužius, nors ir šiltus. Jis taip sužvarbo, kad bedrebėdamas net sušilo. Vyras nusprendė leistis užklojamas sniego. O kadangi sningant jis vos krutėjo, aplink jį susiformavo vėjo nepramušamas kevalas. Jis buvo vidutinio ūgio, kresnas ir pečiuitas, tarsi grubiai išskaptuotų veido bruožų, kakta nelabai aukšta, bet plati, suteikianti veidui išraiškos. Akys mažos, plienų mėlynumo, įsodintos giliai po vešliais suaugusiais antakiais. Nosis iškili ir stambi, skruostų ir smakro linijos, nematyti pro tamsiai rudą sidabru nusėtą barzdą, dengusią žandus ir žandikaulį. Plaukai rudžemio spalvos paširmėja. Ant kairiosios šnervės kupsojo stambus apgamas. Toks buvo vyras pusnyje. Naktis buvo šalta ir ne iš trumpųjų. Vyras pralaužė ledo lukštą. Jis padėkojo sniego karalienei už pastogę, kurią šioji parūpino jam tame nuostabiame žemės lopinėlyje. Iš ten, kur jis sėdėjo plačiai, veržėsi apšarmojusios dykros vaizdas.
Jis puolė save žnaibyti ir spaudyti, o įtrynė šilumos į žasto raumenis, užsimovė kumštinės pirštinės ir atsirėmęs delnais į sniego kraštą, pakilo nuo sosto. Taip, jis buvo tikras laimės kūdikis. Užsimetęs ant peties šautuvą ir kelionmaišį, vyras nelėtino žingsnio, tol, kol nepriėjo Lovaklepo plokščiakalvės. Tai ledynmečio liekana, pačioje kalno viršūnėje, kur sniegas niekada neužsilaiko. Ten jis nusimetė nešulį, nusimovė pirštinės, nusiavė odinius batus, vilnonės kojines ir padėjo viską džiūti gretimais ant uolos. Ne, kad į kur velnis, jis nusirengė lygi paskutinio siūlo galo ir liko sėdėti, kaip motina pagimdė, kaip apaštalas. Jis buvo žemynos, saulužės duktės vaikas. Pilvas ėmė gurgėti ir vyras pajuto alkį. Burnoje nebuvo turėjęs kąsnio nuo tada, kai prieš leisdamasis į kelią prisišveitė viralo, o tai buvo daugiau nei prieš 20 valandų. Po to, dar tiesą sakant, pagraužė ledokšnio, tačiau tai buvo prastas ir nesotus valgis. Jis atrišo maišą. Rankos storio avieno šmotai, papločiai sutulžė skonio avies sviestų ir rūgščio avieno suktiniu ant viršaus, džiovinta menkės galva, kraujinė dešra, džiovinta žuvis, avižų košė su išsukomis ir gabalėlis rudo cukraus. Visa tai buvo maiše. Saulė šildo baltą vyro kūną, o sniegas, liejantis ašaras droviai gurgždėdamas, giedantis nūdienos paukštis. Apie vidurdienį kalnų viršūnės vis dar švytėjo ir buvo matyti giedro dangaus dėmės. Vyras prisiminė begalę įstabių valandų, praleistų kalnuose nuo vaikystės. Niekas negalėjo prilygti tų dienų grožiui, išskyrus naujai Dalbotno bažnyčios sietyną. Ne, vyras griuvo kiek ilgas ant pilvo, kas ten boluoja, gal riedulys? Iščiupo žiūronus, tačiau nieko nepamatė, stiklai aprasoja. Nušluostė jos rankovę. Ką, ar gali tai būti, jam vaidenosi? Štai pradingo, ne vėl pasirodė akiratyje. Lapės galva, na taip, vos galėjai žiūrėti galvos smėlį. Tai žydroji, neabejotinai bus pralindėjusi ten gausybę laiko. Jis grąžino žiūronus į dėklą. Lapė šiurpiai kiauktelėjo. Apylinkės ten menkai lomėtos, o rytuose nuo kalvios žolės kupstai, žemė, ragulos seklios. Vyras niekaip nebūtų galėjęs užkirsti lapei kelių nepastebėtas. Todėl gulėjo nejudėdamas ten, kur krito vos ją pastebėjęs. Lapė liuoktelėjo ant akmens ir ėmė viauksėti. Tupėjo ten ir kiekvieną sykį išleisdama garsą užriesdavo viršų snukį. Taip lapė mėgino priversti vyrą pajudėti, nes veikiausiai jam parpolus ant žemės ji bus pametusi jį iš akių. Vyras gulėjo prisiplojęs ant pilvo. Jam pavyko ištiesti su šautuvą į priekį, pasisukti į šiaurę, tačiau pakrutėti nedrįso, nes tarp lapės ir jo nebuvo jokio nelygumo, nieko, kas pridengtų nuo jo žvilgsnio. Be to, šautuvas buvo neužtaisytas. Nebūtų galėjęs jo užtaisyti, nepatraukdamas uodegotosios dėmesio. Jis turėjo apsispręsti, kaip mat, jei neketino išleisti lapės iš akių, kaip užvakar, juk to negalėjo sau leisti. Ko jam griebtis? Lapė sukosi ant akmens kaip vyrukas, matyt susiruošusi dingti. Vyras atsivertė ant nugaros ir iškėlęs į viršų rankas ir kojas ėmė jomis mataruoti. Tada persivertė ir atsistojo ant visų keturių, dešinę koją pakeldamas it ant kupsto darantį šuo ir garsiai subliovė. Šiomis išdaigomis vyrui pavyko lapę sulaikyti, kol ji lūkuriavo tikėdamas išvysti daugiau stebuklų,
Jis nušliaužė į skrodę ir ėmė laužyti galvą, ką daryti. Vyras užtaisė šautuvą, pusę saiko parako, tiek prireiks, jei ketina pakloti lapę vienu šūviu. Jis įkišo ranką kišenėn, grabaliodamas sudriskusio psalminėlio, kurį ten laikė, išplėšė vieną puslapį, patrynė į tarp pirštų ir įgrūdo į šautuvo vamzdį. Dabar vėjas jame nebešvilpaus, net jei nusitaikytų į atšiaurų brizą. Vyras mikliai darbavosi rankomis, sudrėkino priekinį šautuvo taikiklį seilėmis ir prilipdė kerpės šapelį. Šis prišalo prie metalo. Dar jį pakoregavęs, pabandymui nusitaikė. Kerpės šapą įsižiūrės, kad ir kaip sutemptų. Vyras išsitęsė ir nusitaikė, svirdamas priekin ir remdamasi ant kairės kojos, visą dėmesį sutelkė į akmenį. Ne, lapės niekur nebuvo matyti. Jis gerokai luktelėjo prieš nuleisdamas ginklą. Šį kartą lapė nepavyks nuo jo pasprukti. Sniegas jau užklojo žemę iki pat ledyno papėdės. Nė vieno neuždengto lopinėlio, o lapė ant baltos antklodės rašė savo kelionės dienoraštį taip pat greitai, kaip šioji klojosi. Jis sugriebė ginklą abiem rankom ir leidosi į kelią. Ištisą dieną bėgo kalnais ir kloniais. Vyras lipo lapei ant kulnų. Ji buvo jam tarsi įgaliojimas atlikti užduotį realiame pasaulyje. Kai vyras išniro iš po kelią į Aushermą užtvėrusio milžiniško riedulio, jis per uodegą nepametė lapės iš akių. Jam vargais negalais pavyko pamatyti, kad jį trissyk apsisuko aplink savo ašį, prisišlėjo prie akmens, susirangė ir užklojo snukutį uodegą. Vyras padarė tą patį. Prošviesmė ėmė nykti. Dangaus menės aptamso tiek, kad šiaurės pašvaistės seserys galėtų leisti savo siautulingą šydo šokį. Mesdamos kerinčius atšešėlius, jos lengvai ir žvitriai sklandė milžiniškoje dangaus scenoje, besiplaikstančiomis paauksintomis sukniomis ir tabaluojančiais perlų karoliais, trukinėjančiais ir žyrančiais į visas pusės, joms ugningai šėliojant. Šis reginys ryškiausias būna iškart po saulės laidos. Tuomet nusileidžia uždanga ir įsiviešpatauja naktis. Miegas prie vyro kibo taip įkyriai, kad šitokios galios jis niekados anksčiau nebuvo patyręs. Jam toptelėjo į galvą, kad jis tiesiog miršta. Jėgos išseko, sopėjo galvą ir buvo sunku alsuoti. Ausyse spengė, tačiau jis vis tiek girdėjo kiekvieną dunkstelėjimą, kiekvieną dūžį. Tai širdis, ką tai pranašavo? Ta pačią akimirką lapė įspėdama 3 kart pratisai sukaukė. Garsas sklido iš rytų, jį atnešė vėjas ir atsitrenkė į vyrą it audros gūsis. Jis krūptelėjo, žvilgtelėjo kairėn, užmatė lapę. Atrodė jį kaip kipšas, juodas it smala. Tada lapė dingo. Kapų tyla, anei širdies plakimo, gal jis jau miręs? Po kurio laiko pastebėjo lapę lygiai toje pačioje vietoje. Ji regis buvo mažesnė, o visi jos judesiai liudijo neišpasakytą budrumą, atsargumą ir gudrumą. Ji elgėsi kitaip nei prieš tai, neišleido nei menkiausio garselio. Kurį laiką, pasisukinėjusi priešais vyrą, ji dingo iš akiračio. Jisai kovojo su veidą iškreipusių žiovulių. Tada pajuto, kad stačiai priešais kažinkas juda. Nakties tamsoje prieš akis jam išniro lapės siluetas. Šioji šoko ant užpakalinių kojų ir regėjo sklendžia virš žemės. Rangėsi it ungurys tėkmėje. O ketvirtoji stūgavo kažin kur naktyje, nematomo juodumoje. Au, au, au! Vyras susitvardė. Šioje šalies dalyje
Žydrosios lapės tokia retenybė, jog vienos vienintelės užtektų, kad žinia apskrietų visą apylinkę. Juodoji, atsargioji, šokančioji ir stūgaujančioji, visos jos buvo viena ir ta pati lapė. Kitaip ir būti negalėjo. Tai viena ir ta pati lapė, viena ir ta pati, tai viena ir ta pati lapė, viena ir ta pati, tai viena ir ta pati lapė, viena ir ta pati. Jis nepaliaudamas kartojo žodžius, kaip kad žmogus pamažu bundantis iš košmaro, mintyse rėkdamas. Galiausiai pravirko, o kai ašaros nudžiuvo, vyras pamatė, kad lapė tebetupi toje pačioje vietoje. Pats jis nepajudėjo. Tada ėmė snigti. Snigo. Žydrųjų lapių panašumas į akmenis toks, kad nuostaba kelia. Kai žiemą prie jų priglunda, nėra vilties atskirti jas nuo paties akmenyno, tai daug painiau nei baltasis, kurios tolydžio meta šešėlį arba gelskanį ant sniego plutas. Žydroji lapė guli stipriai prisišliejusi prie savo akmens ir leidžiasi užpustomo vėjo. Jie atsuka vėjo pasturgalį, susirango ir įkiša tarp strėnų nosį, akys primerktos taip, kad spindi tik vyščiai. Taip jis stebi žmogų, kuris nekrustelėjo nuo tos akimirkos, kai atsigulė po vėpūtinių. Čia aukščiausiose Alzheimuro pakliūtėse, maždaug prieš 18 valandų. Jį gailino vėjas, užklojo sniegas, todėl dabar jis labiau priminė trobesių liekanas. Žvėreliui derėtų pasisaugoti ir neužmiršti, kad vyras medžioklis. Lapė užmerkė savo pilkasias akis, kai vėl jas praveria, vyro nebėra. Jį pakelia galvą. Tuomet pastorius Baldras Skugaksonas nuspaudžia veiduką. Ačiū, mėlėjai mano klausytojai, ir iki kitų susitikimų.